Kokios svetainės žavi? Paklausiu kitaip, kokie žmonės jų žavi? Nebejoju, kad jūs traukia nuoširdžios, atviros ir įdomios asmenybės. Labai panašiai yra ir su svetainėmis. Net nenujausdami iš interneto svetainės tikimės to paties, ko tikimasi iš žmonių, draugų, pašnekovų. Prisiminkite savo draugus, pažįstamus, paklauskite savęs, kodėl su jais malonu bendrauti, kodėl jų pasilgstate. Kokios jų savybės jums patinka labiausiai? Jie svetingi, įdomus, nuoširdus, charizmatiški, atsakingi? Suteikite ir savo svetainiai šias savybės. Kai kas tengiasi tai padaryti, bet didelė dalis užsakovų mano, kad tinklalapis turėtų tik traukti akį. Tokiu atveju dizainerio prašoma sukurti vaizdą, kurio užduotis tai yra užpildyti tuštumą, nes savo vartotojams nėra ką papasakoti. Šiuo atveju dizainerio prašoma nupiešti liniją, įdėti kokį nors, kaip vienas klientas išsireiškia Mickey Mouse'ą, nes dizaine kažko trūksta. Bet tinklalapio dizainas neturėtų atlikti iškamšos vaidmens. Dizainas turi būti kuriamas ne dėl dizaino. Tikslas turėtų būti kitoks. Suartėti su klientu, paversti jį draugu, papasakoti jam kažką naudingo, kas užtikrintų kliento sugrįžimą, kad jis papasakotų kitiems apie tai, ką sužinojo ir ko rezultate jūs gautumėte komplimentą. Siūlau jums paklausti savęs, kada paskutinį kartą sulaukėte komplimento apie jūsų interneto svetainę. Jeigu jau mėnesį negirdėjote nei vieno teigiamo atsiliepimo, tikriausiai jūsų elektroniniai rūbai neneša naudos. Galbūt jums atrodo, kad tinklapis neša naudą, bet ar esate įsitikinę, kad jis negali atnešti dar daugiau naudos? Kad gauti daugiau naudos, ne visada būtina daug investuoti į naują svetainę. Galbūt jums užteks tik atnaujinti esamą. Galite atnaujinti tik turinį, padirbėti su tekstų rašytoju, kuris jūsų svetainę sušukuos. Tikriausiai matėte, kaip pasikeičia žmonės, kai stilistai jiems sukuria naują šukuoseną, o juk veidas išlieka tas pats. Šukuosena gali būti jūsų tinklalapio tekstai, kurie papasakoja vis naują istoriją. Jeigu žmonės žinos, kad jūs periodiškai dedate įdomias ir naudingas naujienas, tai reikš, kad esate svetingas ir rūpinatės savo vartotojais. Tai parodys, kad esate tvarkingas, svetingas. Nepamirškite, jūsų interneto svetainė lankoma žymiai dažniau nei jūsų namų svetainė.